vakaras, įtemptas, dramatiškas vakaras ir apie tai LNK žinios ir karščiausi pranešimai. Aš Lina Kairytė. Ir aš Asta Žukaitė. Kviečiame žiūrėti. Dramatiška protesto kulminacija. Prie Seimo riaušių malšinimo būrys, minia vaikoma ašarinėmis dujomis, sužalotas policininkas. Protestuotojų įtūžis virto agresija. Vakare apsuptas Seimas, parlamentarams neleista išvykti. Apspito mašiną, pradėjo ją trankyti, apipylė kažkokiais dažais. Gal prisižiūrėjus apie Kapitolijaus šturmą, gal prisižiūrėjus kažką tai. Į protestuotojus kreipėsi prezidentas. Nausėda pabrėžė, kad demokratija nėra anarchija. Pyktis prie Seimo liejosi nuo ryto. Vyriausybė išvadinta naciais, pastatytos kartuvės, paleistos dūminės petardos. Taip pat žiniose. Skandalą savo vestuvėmis sukėlė Šimašius, nutraukė tylą. Iš medaus mėnesio Prancūzijoje grįžta vienas. Gal reikėtų nenuteisti anksčiau laiko. Kaune pilsto mirtį. Dėl nelegaliai pardavinėjamo pilstuko mirė mažiausiai 6 žmonės. 2 moteris, visi kiti vyrai, juos sieja tai, kad jie gyveno netoli, būtent šalimais visi kaimynai. Už mano nugaros matote tiesioginius vaizdus iš Seimo prieigų, o situacija yra tokia. Šios dienos protestas virto drama. Šiuo metu ten dirba riaušių malšinimo komanda, policijos pareigūnai ir medikai. Sproginėja ašarinių dujų užtaisai, yra sužeistų, tarp jų mažiausiai 1 pareigūnas. Neramumai kilo, kai protestuotojų minia apsupo Seimą ir neleido parlamentarams pajudėti. Agresyvūs asmenys nereagavo net į tai, kad kai kurių politikų mašinose buvo mažamečių vaikų. Protestuotojų minia apsupo parlamentarų automobilius, daužė langus, plėšė dureles. Į dramatišką dienos kulminaciją sureagavo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Vidaus reikalų ministrė neseniai pranešė, kad dėl riaušių organizavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o atsakomybę teks prisimti visiems, kurie pažeidė įstatymus. Daugiau pasakoja Aušra Šiaulytė. Aikštėje prie Seimo iki pat vakaro lyg parako statinėje. Policija ragina protestuotojus skirstytis taikiai, nes leidimas susirinkimui buvo duotas iki 5 valandos vakaro. Tačiau minia nesiskirsto, o apsupa Seimą. Parlamentarams neleidžia išvažiuoti. Galiausiai maždaug prieš pusvalandį atvyksta riaušių malšinimo būrys. Protestuotojai vaikomi ašarinėmis dujomis, tačiau kai kas joms pasiruošia. Minia užpuola žurnalistus. Parlamentarai pasakoja, kaip jiems neleista išvykti iš Seimo. Sėdau į mašiną, galvojau, jie kultūringi gal išleis jau, jeigu neturi klausimų. Tačiau apspito mašiną, pradėjo ją trankyti, apipylė kažkokiais dažais. Bandžiau dar kažką tai aiškinti, tačiau puolimas iš visų pusių, baigėsi to, kad prasidėjo ir tampymas, ir stumdymas. Į Seimo narį mesta net vėliava. Einant jau link durų, į mane buvo sviesta Lietuvos. Tai čia man skaudžiausiai ne dėl to, kad man ten kliuvo ar nekliuvo, bet kad susirinkę tarsi taikiai demonstruoti, naudoja tokius metodus, kuriuos būtų nedera. Ir aš nežinau, ar verta jiems duoti kada nors leidimą rinktis, jeigu jie šitaip elgėsi. Jeigu šiandien buvo susirinkę apie 5000 žmonių, tai toks vaizdas, kad didžioji dalis žmonių, tie ramesnieji, pasitraukė ir liko tokia, labai graži, labai jau ta tokia raumeninga minia, arba tokia, kuri pasiruošusi kažką tai, gal prisižiūrėjus apie Kapitolijaus šturmą, gal prisižiūrėjus kažką tai. Protestuotojai Seimo narius pasitiko pasibaigus Seimo posėdžiui, kai kurie parlamentarai buvo įkalinti savo automobiliuose, susirinkę blokavo kelią. Tikrai pasijutau labai tokio galimo smurto galimybę. Minia tiesiai į veidus parlamentarams ėmė diktuoti savo sąlygas. Kita moteris pradėjo ten jau galiausiai rėkti, jeigu nori, mes tave galim net išleisti iš automobilio, jeigu tu išėjęs pasakysi skiepams ne. Būrys be perstojo skanduoja gėda ir bailiai. Pamatę kamerą susirinkusieji nenutyla, priešingai rėkia dar garsiau, įpina ir necenzūrinių žodžių.
norėčiau išvažiuoti aš negalėsiu. Aš pamačiau, kai išėjo du pirmieji, jeigu aš neklystu, Kernagis ir Jovaišai, nepilnametę dukrelę, paprasčiausiai neleido pajudėti iš vietos. Po 15 minučių jie paprasčiausiai išlipo, Jovaišai net padėjo policija išlipti, nes ten buvo apsuptas automobilis. Ir jie grįžo, dar iš paskos atskrido Kotas vėliavos. Parlamentarams nepavykus išvažiuoti, jie grąžinti į Seimą. Kai kurie Seimo nariai buvo su vaikais, tačiau miniai tai ne motais. Sūnus. Jis buvo irgi automobilyje su manim kartu. Ir reiškia, tie protestuotojai įvairiai gestais rodė įvairius dalykus, kuriuos aš turbūt čia eteryje dabar nerodysiu. Tai tęsiasi kokį turbūt apie 10 minučių, kol atvyko policijos pareigūnai atėjo, padarė mums tam tikrą tunelį ir mes galėjom palikti koridorių ir per tą koridorių mes galėjom palikti automobilį ir grįžti į Seimo rūmus. Seimo pirmininkė Seime sako, liks tiek, kiek reikės. Aš tikrai neskubu važiuoti namo, dabar yra tokia situacija, kai ketinu būti Seimo rūmose tiek, kiek to reikės. Kiek girdėjau paskutinės naujienas, tai apsaugos darbuotojai esantys Seime niekam neleidžia palikti Seimo pastatą, net darbuotojams ir taip pat administracijos personalui. Išvykti parlamentarams namo padeda policijos pareigūnai. Matosi aiškiai, angažuoti jiems įdėktos tam tikros mintis, kurių jie laikosi ir plus, kas juos palaiko. Minia, alkoholis ir turbūt tas kvailas toksai poreikis demonstruotis, kad jie kažkokie tai viršesni. Bet tai yra nenormali situacija, nes jie šiandien pajuto, kad jie valdo situaciją. Čia lygiai taip pat ir aš manau, kad visgi situacija turėtų baigtis nenakvojimu Seime, nes tai būtų ne mano pralaimėjimas, tai būtų iš esmės Seimo tam tikras pralaimėjimas miniai. Į tai, kas vyksta, sureagavo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Demokratija nėra anarchija. Taip, piliečiai gali protestuoti ir reikšti savo nuomonę. Taip, politikai neturėtų kabinti piliečiams etikečių, o argumentuoti ir aiškinti savo sprendimus. Net jei tai atima daug laiko, energijos, o kartais net gali atrodyti beviltiška. Tačiau demokratija nėra anarchija. Žodžio laisvė nėra laisvė įžeidinėti, o protesto laisvė nėra smurto laisvė. Lietuva susiduria su didžiuliais iššūkiais ir mūsų pyktis, mūsų susiskaldimas yra tai, kas silpnina valstybę labai atsakingų metų. Nepateisinu Seimo užblokavimo. Kviečiu civilizuotai, be užgauliojimų ir užsipuolimų, leisti Seimo nariams išeiti iš parlamento pastato. Pagalbos prireikė policijos pareigūnui. Aušra Šiaulytė, Gabrielė Grigošaitytė, Remigijus Pakėnas, Vilnius. Ši tūkstantinė minia prie Seimo pradėjo rinktis nuo 9 ryto, o demokratiško šalies piliečių teisė protestuoti šįkart reiškėsi kartuvių statymu.